Ir vėl jokios tragedijos, sako Rimas Kurtinaitis po visiško rinktinės fiasko Italijoje. Pasaulio čempionatas jau beveik nuplaukė. Lietuvos rinktinė neįtikėtinų būdų paleido pergalę iš rankų, o šios pergalės vertė sunkiai net apčiuopiama. Dabar pasaulio čempionatas tikrai toli. Reikės laimėti kone visas likusias rungtynes. Ir čia jau ne Islandai su Britais laukia, o labai subtilia ir kandžia žinute iškart po smūgio pasidalijo Matas Buzelis. Nesusipratimas kokių reta. Lietuvos rinktinė per 4 minutės paleidžia vėjais svarbiausią atrankos pergalę. Štai čia dar pirmauja 12 taškų, o po kelių atakų reziumė labai aiškus. Ir tai yra viskas. Atkarpa 4-19 arba dar stipriau 6-22. Katastrofiškai pralaimėję lietuviai pralaimi italams, tiesioginiams varžovams dėl vietos čempionate. Ir tai labai panašu į rungtynes Islandijoje, tik šios kovos vertė dar didesnė. Daugiau buvo tos tokios nelaimingų atsitikimų negu kažkokių kitokių problemų. Nelabai gaila, kad šitas varžybas pralaimėjo. Ir tikrai gaila, nes dabar realybė tokia. Iš 6 komandų į pasaulio čempionatą pateks tik 3. Ir 2 vietos jau beveik užimtos. Turkija ir ta pati Italija, kuriai lietuviai pralaimėjo abukart, yra stipriai nutolusios nuo kitų. Galėjom lengvesnių kelių papulti į pasaulio čempionatą. Dabar apsisunkinom truputėlį, bet aš manau, kad iš to kažkokios tragedijos, kaip ir anąkart sakiau, nereikia daryti. Mes žaidžiam, stengiamės. Viskas tas žaidimas, kaip ir viskas, kaip ir temoj. Žaidžiam neblogai, tik reikia išmoktum žaisti galus ir laimėti rungtynes. Skaičiavimas dabar nors ir komplikuotas, bet gana paprastas. Lietuviai po 2 kartus namie ir išvykoje žais su turkais, serbais ir bosniais. Minimali riba – 4 pergalės per 6 rungtynes. Nebus jų, nebus ir pasaulio čempionato. Turim gerą komandą, reikia dirbti su ja. Būtų gerai, kad mes ją turėtume ir rudenį. Nežinau, kaip čia bus toliau, kas čia išvyks, kas čia parvyks. Trenerio žodžius tarsi papildo Matas Buzelis. Socialinėje erdvėje rinktinės debiutantas iš NBA pasidalyja 14 nuotraukų su prirašu "Paukštis negali skristi uždarytas narve". Beveik 40 000 patiktukų. Buzelis sėdėjo ant suolo visą 4 ir beveik visą 3 kėlinį. Ir gale rungtynių likus 2 minutėm iki pabaigos daryti kažkokius keitimus, kurie visą kėlinį sėdėjo ant suolo, tai buvo tokia gal didoka rizika, kurios aš nepriėmiau. Bet gal čia viena iš tų tokių, sakysim, klaidų. Atranka tęsis rugpjūčio pabaigoje. 6 lemiamų rungtynių ciklą lietuviai pradės kova išvykoje su Turkija. Kaip sako fantastiškai rinktinėje atrodantis Ąžuolas Tubelis, esame stiprus, užsidarysime rūbinėje ir darysime viską, kad įrodytume, kad jūs esate neteisūs. Pasaulio čempionatas kitais metais vyks Katare.